Egzistuoja mitas, kad jeigu skauda nugarą, yra silpni nugaros raumenys. Tačiau dažniausiai būna atvirkščiai – silpni pilvo preso raumenys. Parodysime ant treniruoklio, kaip reikia teisingai stiprinti pilvo preso raumenis. Atrodo paprastas pratimas, bet ir jį reikia mokėti atlikti teisingai. Pirmojoje stadijoje sportuojantysis atlikdamas pratimus sąmoningai suranda neutralią stuburo padėtį ir aktyvuoja lokalius juosmens raumenis. Pratimo metu reikėtų taip pasukti dubenį, kad surastumėte neutralią stuburo padėtį. Dažniausiai žmonės turi padidėjusi juosmeninį stuburo linkį. Tokiu atveju reikėtų pasukti dubenį atgal. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad juosmuo neišsiriestų, pečių juosta neįsitemptų, paprastai sakant, išjungti visus kompensacinius raumeninius mechanizmus. Jei atliekant pilvo stiprinimo pratimus pajutote skausmą juosmeninėje nugaros dalyje, tai yra ženklas, kad laikas nutraukti pratimą. Jeigu turite silpną pilvo presą, pradėkite dirbti ant kilimėlio. Kai sustiprėsite, puikiai tiks šis treniruoklis. Atsisėskite patogiai ir nusileiskite tiek, kiek gali išlaikyti jūsų pilvo presas. Tai bus riba, nurodanti, kokią amplitudę reikia atlikti pratimą. Sustiprėjus galėsite didinti judesio amplitudę. Pratimą taip pat galima atlikti įstrižiniams pilvo raumenims. Pasisukimo kampas turi būti nedidelis. Taip pat pratimą galima daryti, pavyzdžiui, lenkiantis 3 etapais. Pavyzdžiui, išlaikant kūną 30, 45 ir 60 laipsnių kampų padėtyse. Arba padėtį išlaikyti vienoje pozicijoje, kuo ilgiau. Tada lavinsime raumenų ištvermę, kas yra labai svarbu kasdieninėme gyvenime, kada mes turime ilgą laiką išlaikyti taisyklingą laikyseną.